Papa. Pas populiariausias grilis pasaulyje. Turbūt populiariausias. Žiūrim, kas čia bus. Virtuvė dėžėje arba maiše. Čia yra Kop grilis. Aš visai nejuokavau, kad ko gero populiariausias grilis pasaulyje savo klasiai pikniko griliaus. Šitame viename maiše telpa 3 lėkštės, paaukštinimas, grotelės, universali lėkštė, viskas, ko reikia kepimui. Ir kadangi nieks taip netiki, kad taip gali būti, mes jums parodysim, ką ir kokias funkcijas galima su Kop griliui padaryti. Turbūt gyvybiškai svarbu yra paaiškinti visas Kop galimybės ir funkcijas, kadangi kepsninė sparčiai populiarėja ir įsigijusiems kartais kyla daug klausimų, kad dar kažką galima jo padaryti. O padaryti galima viską. Todėl, kad tai yra unikali technologija, kad netrešia gamtos, tai yra principai ekologiškas grilius. Tai yra daugia funkcija, su 12 ar ten 10 angliukų jūs iškepsite vos ne gabalą mėsos ar cielą vištą. Lengvas, patogus, kelionėje, ant liepto, gamtoj, prie ežero, medžiokliai, balkone, tiesiog visais gyvenimo atvejais. Bandom pažiūrėti, kas čia yra. Pirmas daiktas iš pakuotės yra Wok keptuvė. Ant jos galima gaminti troškinį, makaronus, guliašą, netgi kepti žuvį ar kažkokius, tai vadinkim, ten kotletukus, jeigu tik tai yra noras ir reikalas. Čia yra nerūdienčio plieno, su pastorinta kapsulė tam, kad daugiau šilumos akumuliuotų. Įsipilat aliejuko ir bandot daryti savo mėgstamą patiekalą. Čia yra pan keptuvė, blynam, pizzai, vėlgi įvairiam kepiniam, tiesiog keptuvė lauko sąlygam, su kuria galit kepti įvairius dalykus. Yra Kop šakutė, su jos pagalba galima pakelti visus šitos įrankius. Čia yra universali lėkštė, kaip matot, yra su specialiais nuolydžiais ir ravelis padarytas lėkštėje tam, kad niekada riebalai nepapultų ant ugnies. Tai reiškia, kad patiekalas bus saugus nuo visokių kancerogenų. Kita pusė yra dengta aliuminiu, todėl kad daugiausia kaitros tenka per vidurį, bet šiluma įsivaikšto aliuminio pagalba į tolygiai per visas lėkštės plotą. Čia yra grotelės stambesniem kepsniam, galima čia kepti ant jos dešreles, galima dėti papildomą lėkštelę ir, pavyzdžiui, sprandinės, visą gabalą arba visą vištą. Čia yra paaukštinimas. Jis turi dvigubą funkciją. Viena funkcija, kad jūs galit įsidėję anglis į ardelį kepti, pavyzdžiui, šašlykus tiesiog kaip šašlykiniai. Tačiau jūs galite padėję šitą lėkštę. Jeigu kepat didelį gabalą mėsos arba kaimišką vištą, tiesiog jūs pasididinat šitos kepsninės tūrį. Ir uždėjus dangtį ant viršaus, padidėja plotas. Viršų dangtis reguliuojasi oras, kokia reikalinga jums ten temperatūra, dažniausiai reikalinga maksimali. Tačiau jeigu vadinkim jau patiekalą iškepėte ir jums kaimynas dar vėluoja su Coca-Colos buteliu, jūs galite padėti šitą lėkštelę aukščiau, kepimas jums praktiškai nevyks, jūs palaikysit šitą gaminį jūsų. Čia yra ardelis, jį dedasi kuras, jis dabar pastorintas, tai ta prasme pakankamai masyvus. Jį telpa ten 10-12 briketų, priklausomai nuo dydžio. Čia yra anglių įdegtukų ardelis su oro padavimo ertmėmis, kad patektų oras. Čia dedasi įdegtukai, starteriai kitaip vadinami, nes dedasi ardelis ir dedasi į kepsninę. Čia yra pagrindinė funkcinė dalis. Jinai lengvai įsiima, lengvai įsivalo, lengvai įsiplauna. Čia yra nerūdientis plienas, jūs galite plauti su chemija, galite šveist, nieko čia neatsitiks. Patogu dėl to, kad lengva, nereikia neilgai laiko temperatūrą po kepimo, jūs praplovėt, atšaldėt ir susidėjote į maišą ir vežatės namo. Čia yra grill lėkštė, turbūt viena pagrindinių lėkščių. Jinai taip pat yra su nuolydžiu ir į abi pusės nubėga riebalai ir niekada, kaip ir minėjau anksčiau, riebalai nepapuola ant ugnies. Liko mūsų tik tai pagrindinis korpusas, kurį išimam iš pakuotės. Ir dabar iš visų dalių mes bandysim susidėti grilį. Va, taip atrodo korpusas. Veikiant jį galima nešioti. Ta prasme, jis nebūna karštas. Tai galim pabandyti padaryti atvirkštinį variantą. Išsipakavom grilį. Čia yra grill keptuvė.
Čia yra ardelis įdegtukams ir ardelis angliai. Įsidedam čia. Čia yra universali lėkštė tam, kad šiluma per skylutes praeitų į viršų ir sukurtų orkaitės principą, kad gaminys iškeptų. Pavyzdžiui, čia dedam dešreles, pakepam 10-15 minučių, užmetam dūmo, nusiimam ant lentelės ir mūsų patiekalas paruoštas. Čia yra paaukštinimas, kur minėjau. Čia yra dangtis. Vat, yra kepsninės komplektas. Reikalui esant, jūs turit papildomus priedus. Tai yra wok keptuvė, pan keptuvė, grill keptuvė, kurios yra keičiamos ir naudojamos nuėmus štai čia. Ir čia galima dėti grill keptuvę, galima kepti vaikam blynus arba kitokius patiekalus ir galima daryti troškinį, guliašą ar makaronus. Viskas susidengia, viskas reguliuojasi ir viskas patogu. Noriu įsikepti kepsnį. Įdėjom starterius, įdėjom maksimaliai angliukų, nes karščio kepsnį arba steikų reikia daugiau. Įsidegė anglis, uždėjom lėkštę, įkaitinom lėkštę tam, kad ne jau būtų maksimaliai karšta, papurškėm aliejukų arba patepėm aliejukų ir dedam savo kepsnį ar kepsniukus. Kepsnys praktiškai iškepė, matom, ten su termometru ar iš patyrimo, kad jau to reikės šimti. Norim pagardinti, pakeliam su šakute grill lėkštę, užpilam ant anglių. Tiesiog drožlių, kokiu turit, pavyzdžiui, mes naudojam alyvmedžio drožlės ar vyšnios, ar obelis, neturi reikšmės. Uždėjot ir jūsų patiekalas už kelių minučių bus paruoštas, plus su dūmo kvapu. Pietus veikiantį grilį jūs galite pasiimti ir nusinešti net į kambarį ir padėti po gartraukiu. Nes čia ugnis uždara, o dūmą ištrauksim ar kažkokį tai minimalų kvapą per gartraukį, arba snešti balkoną, arba į terasą, arba tiesiog kur nelyja. Esam kepę netgi mašinos bagažinėje. Mums reikia susipakuoti mūsų kepsninę. Viskas labai paprasta. Šitas žiedas dedasi ant dangčio ir dangtis galima uždėti atvirkščiai. Turim puikiausią bazę susidėti, ką mums reikia. Čia netgi važiuojant į žvejybą arba į gamtą, galite susidėti gabalą mėsos, angliukus, įdegtukus ir čia viskas tilps. Toliau dedasi grautelės, toliau dedasi grilinė lėkštė, toliau dedasi universali lėkštė, toliau dedasi pan lėkštė, toliau dedasi wok lėkštė, šakutę galima įdėti čionai. Toliau mes turim krepšį ir mūsų visa kepsninė virtuvė dėžėje ar krepšyje telpa į šitą maišą. Tai sveria 7,5 kg. Susidedam į bagažinę ir ate.